Sveiki visi. Taigi mes tikriausiai visi mylime gamtą, teisingai. Bet taipogi mes visi žinome, kad nuo žmonijos veiklos mūsų planeta kenčia. Šiais laikais viena iš didžiausių ir svarbiausių globalių problemų tai yra klimato kaita. Ir tai yra labai didelė problema, nes tikriausiai, kaip jau suprantate, medžiai, žodžiu, kai žmonės tiesiog nukerta medžius, tai jie nebegali fotosintezės proceso daryti ir tai reiškia, kad jie tiesiog nebegali gaminti deguonies. Šiandien atėjau į mokyklą, dar turėjau progą pasivaikščioti po šį nuostabų parkelį su medeliais. O šiandien per pietus juos žiauriai nukirto. Medžiai krito kaip musės. Taip kalbėjo pasipiktinęs 10 klasės mokinys Juozapas, matydamas, kad jo mėgstamiausia miškelį prie pat mokyklos kerta. Taigi kita žmonių veikla, kuri labai prisideda prie klimato kaitos, tai yra iškastinio kuro deginimas. Tai iškastinio kuro deginimas tiesiog į atmosferą įskiria labai daug CO2 dujų, kurios, kaip žinome, arba kai kurie galbūt nežino, bet tai yra viskas tvarkoj. Taigi CO2 dujos ir dar, pavyzdžiui, tokios dujos kaip metanas, kurios išsiskiria būtent, pavyzdžiui, visokiose dideliuose fermose ar panašiai, jos kyla į atmosferą, sudarydamos tokį sluoksnį, žodžiu, ir saulės spinduliai patekę pro jas į žemę, jie nebegali išeiti. Todėl taip atmosferoje susidaro toksai sluoksnis, kuriame ta šiluma visa yra įkalinta tarsi ir taip šyla visa planeta, nes ta šiluma tiesiog nebegali išeiti atgal. Tai galbūt matėte, kad aš užsiminiau apie metano dujas ir galbūt kai kurie iš jūsų net nežino, kas tai yra per dujas. Taigi aš taip trumpai pasakysiu, kad tai tiesiog yra dujos, kurios dažniausiai išsiskiria visose dideliuose fermose ir jos būtent išsiskiria iš gyvulių. Tiesiog, žinot, gyvuliai, daro visokius dalykus, ką jie ten kakoja, aš nežinau. Bet, taip tos dujos išsiskiria ir jos labai prisideda prie to klimato atšilimo, klimato kaitos, turėčiau sakyti, nes sakyti, by the way, įdomus faktas. Sakyti, klimato atšilimas yra neteisinga, reikia sakyti klimato kaita. Tai va, jie labai prisideda, tos dujos prisideda prie klimato kaitos, būtent sukurdamos tą tokį vadinamą šiltnamio efektą. Taigi ir turbūt kiekvienas iš jūsų kiekvieną dieną kažkur važiuojate su kažkokia transporto priemonė, ar tai būtų koks autobusas ar mašina, ar pavyzdžiui, toks dalykas, kuris dabar mūsų tos nepartrenkia. Tai ta jūsų transporto priemonė išskiria daug CO2 dujų, nes vis tiek transporto priemonės viduje, mašinos ar autobuso ar panašiai, viduje kuras dega, ir jam reikia vis tiek išeiti pro kažkokį vamzdį. Ir jis išeidamas pro tą vamzdį, kyla tiesiai į dangų ir tada taip formuojasi šiltnamio efektas. Vienas lifehackas, kurį galėčiau pasiūlyti, tai pavyzdžiui, jeigu jūs norite apsaugoti gamtą, panašiai, neprisidėti tiek daug prie klimato kaitos, jūs galite nekeliauti transporto priemonėm, o tiesiog, kai jums kažkur reikia nusigauti, jūs galite paimti ir... Taigi šiek tiek apie situaciją Lietuvoje, tai kaip žinote, klimato kaita tai yra jaučiama visam pasaulyje, bet Lietuvoje jį pasižymi tokiais bruožais. Kaip? Žiemą, pavyzdžiui, galbūt pastebėjote, kad būna vis mažiau ir mažiau pastovaus sniego, Taipogi vasaros būna pakankamai karštos, ir jos pakarštėja. Taipogi didelis klimato kaitos požymis Lietuvoje tai yra upių lygio, vandens lygio didėjimas. Taip pat vasarą gali būti didelės sausros kai kuriuose regionuose arba neįprastai didelės liūtys. Tai ir tokios neprognozuojamos jos būna kartais. Tai tokie požymiai Lietuvoje yra matomi. Taigi dabar, kol jūsų ausis kvaršina ne vien tik tai mano balsas, bet ir to didžiulio aparato darbas, kuris šiuo metu išvežioja nukirstus medžius, mes pakalbėkime apie situaciją Europoje. Ir ji yra pakankamai bloga. Karščio bangos. Taigi nuo karščio bangų nukenčia ne vien tik tai žmonių sveikata, bet taipogi ir žemės ūkis. Taigi dirvožemis sausėja ir panašiai, kadangi nukrenta kritulių kiekis. Kaip čia pasakyti? Mažėja kritulių kiekis. Miškų gaisrai. Taigi, miškų gaisrų sezonai ilgėja. Ir 25 metais sudegė maždaug apie 1 milijonas hektarų miško.
jūs pagalvokite. Ir čia jūs galite matyti statistiką, rodančią miškų gaisrų kiekio pokytį per metus. Visame likusiame pasaulyje situacija taip pat yra pakankamai prasta. Didžiausios pasaulio valstybės kaip Kinija arba Jungtinės Amerikos valstijos išskiria vis daugiau ir daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taipogi jos visai kerta miškus, kaip ir čia pakvaišę žmonės daro, jie kerta, pavyzdžiui, atogražų miškus, didelius plotus, net nežinau, ką jie ten nori su jais padaryti, bet jie tiesiog iškerta miškus, taip panaikindami visokias ekosistemas ir panašiai, ir taip prisidėdami prie klimato kaitos, nes tiesiog medžiai nebegamina deguonies. Taigi ir iš to iškyla vienas iš svarbiausių klausimų mūsų šių dienų žmogui. Taigi yra kaip tą klimato kaitą sustabdyti. Taigi atsakymas yra taip, kad tu jos visiškai nesustabdysi, ane? Tu ją gali tik tai sumažinti. Ir didžioji dalis pasaulio žmonių jau tai bando padaryti. Pavyzdžiui, jie investuoja į ekologiškesnį judėjimą, transporto priemonės, ane? Kad mažiau išsiskirtų CO2 dujų. Arba jie bando apsaugoti miškus, kad jų nekirstų. Ir kad, žodžiu, kad medžiai toliau galėtų savo ramiai gyventi ir gaminti mums tą patį reikalingiausią deguonį. Taipogi žmonės bando pereiti prie ekologiškų elektros gavimo metodų. Tai kaip pavyzdžiui, saulės elektrinė arba vėjo jėgainė. Ta prasme, mes esam jau tokie patyrę, kad mes galim pastatyti didelį vėjo malūną ir jis mums suka ir mums kūrė energiją. Seniai, jūs gal nesuprantat, kaip čia yra gerai. Arba kad mes galime energiją iš saulės paimti, o ne deginti kurą. Čia yra ateities mąstymas, ateities galbūt netgi išsaugojimas. Taigi mūsų šita laida jau eina į pabaigą ir dabar galbūt kai kuriems iš jūsų kyla klausimas. Kam tai iš viso mums pasakoja apie tą klimato kaitą? Mes jau ir tai viską žinom, mums ten tėvai, seneliai, bet kas ten tetos, bobutės pripasakoja, kaip čia yra, kokia čia yra didelė problema ir kaip mums reikėtų saugoti gamtą, ne? O aš jums sakyčiau taip, žinių niekada nebus per daug. Vaikai, paaugliai arba bet kas jūs esat, mokinkitės ir domėkitės šitom temom, pasauliui aktualiom temom, ta prasme. Žodžiu, tiesą sakant, aš neįsivaizduoju, kaip ten ateityje gali visokie reikalai išeiti, kas aš toks, kad viską žinočiau, bet aš tiesiog žinau, kad jeigu jūs kažko pasisėmėte iš šito video, kažkokių žinių, tai kad galbūt jūs pritaikysitės ir ateityje saugosit žemę arba kažkokiu prisidėsit, ką aš žinau, ką jūs ten darysit, bet kažkokiu būdu prisidėsit prie pasaulio apsaugojimo ir prie mūsų žemės gerovės apsaugojimo. Taigi, čia buvo korespondentas Nerijus. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, o dabar orų prognozė.